Sveiki, gyvi Locked and Loaded žiūrovai. Aš esu Mantas Vilimas ir sveikinu Jūs vėl Patrulio bazėje. Džiaugiuosi, kad šiandien turime taip pat išskirtinį svečią, žmogų grįžusi tiesiai iš fronto. Sveikinuosi su Ukrainoje kovojančiu Ernestu Ruginiu. Labą dieną. Pradėkim standartiškai nuo pat pradžių. Kaip gimė tas sprendimas keliauti į Ukrainą ir koks apskritai pasiruošimas prieš tai buvo? Sprendimas dar gimė nuo pat pilnos Rusijos invazijos į Ukrainą. Tad tuo momentu tada tarnavau dar savo šaukimą Dragūnų batalione ir tada jau žinau, kad aš važiuosiu. Ta sprendimą iš pirmo aš priėmiau taip ant ugnies, ant idėjos, bet po to vis tiek kažkiek laiko dar praėjo, tiesiog ant šaltų emocijų priėmiau sprendimą viskas. Tai čia dar 22 metais. Taip. Viskas tik tais pirmais mėnesiais. Nu gerai, ir kaip atrodė tada ta kelionė į Ukrainą? Susiekiau su Lietuvių legionu, kad tuo momentu ieško savanorių, kurie nori gal važiuoti į Ukrainą kariauti. Ir aš jiems parašiau, savo CV parašiau, jie pasakė viskas gerai, tai ir už mėnesio pasakė, kad gali nuvažiuoti ten su vienu Latviu į Ukrainą. Surinkau daiktus ir išvažiavau. O kur ten toliau patekot, kaip ten viskas vyko? Patekau į Kyivą, patekau į Gudų pulką Kalinauską. Ten prasidėjo bazinis kursas. Jau mokė karius, nuo Kyjivo kompanijos jau kaip kariauti, nes vis tiek irgi tas Lietuvos kariuomenės bazinis kursas ir kas yra Ukrainai, tai ten tik mūsų gal bazinio kurso gal tik 30% man padėjo. Buvo apie mėnesį mokymų ir po to aš perėjau į kitą Gudų dalinį terorą. Pusę metų mes sėdėjom Zaporižiui. Tai buvo žiema. Aš atvažiavau beveik jau žiemos pradžioj, o žiemą tų intensyvių, kovų nėra. Tai realiai, kol žiema nepasibaigė, kovinių užduočių nebuvo. Iki to ten padėti kažką užkrauti, ten kaip tokia užnugario tarnyba buvo. Bet irgi, įdomu buvo, nes irgi minosvaidžiai, Tarybų Sąjungos ten ginkluoti, viską, tai mes mokėmės, kaip su ją dirbti. Ir prasidėjo pirmas kovinė užduotis, buvo Zaporižė, čia buvo Orychio kaimas. Ten, pirmas kovinis tokias buvo apkasų karas. Tiesiog, kad mus nusintė, ten buvo skyriaus vadas su koviniu patirtim. Tiesiog, kad mus kaip jaunolius, kad mes suprasime, kas yra apšaudimas, kaip reikia ten veikti. Ateinu į pozicijas. Mano pozicija ir mano 2 ginklo broliai ir dar buvo 2 ukrainiečiai. Mes laikėm tą poziciją. Čia buvo pati artimiausia pozicija iki priešo, maždaug 150 metrų. Atėjau, rotacija pas mus buvo vakare. Tai atėjom vakare, dar buvo šviesu. Ir aš gavau savo užduotį, kad turėčiau žiūrėti užnugarį. Ten užnugarį buvo pozicija, mažas apkasėlis ir toks mažas blindažas. Ir man pasakė, tiesiog žiūrėk nugarą, kad niekas neužėti už nugaros, nes irgi diversinė grupė gali užėti, visko gali būti. Pasakė, skyriaus vadas irgi, pusę dėtuvių iš karto išimk, padėk savo į priekį, jeigu reikės šaudyti, kad aš nelaukčiau, tiesiog iš karto keisdavau dėtuvį ir viskas. Kaip viskas ir normaliai, ten kažkur jau minas girdėjau, kaip skraido, bet ne į mūsų pusę, Sėdžiu ir prasideda naktis. Kažkur jau 2 nakties ar 1 nakties, jau nepamenu, buvo labai. Ir prasideda, kaip aš sakau, tas apkasų karas. Naktinis apšaudimas iš minosvaidžio, po to priešo kulkosvaidis pradėjo į mūsų šaudyti. Tai mes irgi tą pusę pradėjom šaudyti. Ir taip 2,5 valandas. Tuo momentu ten tiek adrenalino, streso ir baimės aš niekada, nejusdavau savo gyvenimą. Tiesiog, mina kažkur labai atskrido, tiesiog stresas. Aš vienu momentu tiesiog prisispaudžiau prie apkaso sienos ir tiesiog skaičiau viduryse 1, 2, 3, taip iki 10.
Na, naktinis, ta prasme, va, tas apkasų karas baigėsi. Ir aš jau kaip realiai pusę nakties jau sėdžiu, turiu, nu, žiūriu už nugarį, aš sakau, ta prasme, gal kažkas gali mane pakeisti, ta prasme, aš truputėlį pamiegosiu iki ryto. Pamiegojau iki 5 ryto, ar 6, nu, plius minus, nes turėjau laikrodžius ir 7 ryto prasidėjo stiprus minosvaidžių apšaudymas. Ir jis tęsiasi iki 12. Tuo momentu aš nežinau, kad jeigu tave gan stipriai apšaudo minosvaidis arba artilerija, tai reiškia tik vienas, tavo pozicijos eis šturmuoti. Tai po 5 valandų gan stipro apšaudimo mus pradėjo šturmuoti. Man skyriaus vadas pasakė, ta prasme, man nieko nedaryti, nu, nešaudyti. Aš buvau tiesiog sėdėjau bunkerį dėtuvės, užtaisinėjau. Nu, ta prasme, pirma kovinė užduotis, ten, nu, gal stresas, ne taip spės greičiau dėtuvę pakeisti, aš tą viską suprasdavau. O užtaisinėti dėtuvės tai irgi geras darbas, nes, nu, tavo ginklo brolis šaudo, jam nėra laiko, tu jam tiesiog dėtuvę padėti, jis tau ant savo kojų ten tą tušį dėtuvę, tu paėmė, užtaisėjai greitai, jam meti, užtaisėjai meti ir viskas. Nu, pirmą šturmą atlaikėm, atmušėm, prasidėjo antras. Vat per antrą šturmą jau į mus pradėjo naudoti FPV dronus. Mano skyriaus vadas pirmą FPV droną nušovė. Antras dronas, jis jau suprato, kad jis nespės jį nušauti, jis tiesiog iš apkaso išlindo ir greitai nubėgo ir jį pataikė FPV dronas. Jis gavo stiprų sužeidimą į galvą ir į koją. Va. Jis gulėjo apie pusvalandį, mes negalėjome, aš negalėjau iki jo, ta prasme, aš per raciją perdaviau, kad skyriaus vadas, ta prasme, nukautas, nu, jis gulė, aš maniau, kad viskas, nu, 200. Ir perdaviau per raciją ir man sako, tai tu dabar skyriaus vadas, aš toks, gerai, pirmas kovinės, skyriaus vadas nukavė, dabar tu vadovauji, aš toks, gerai. Va, ir atskrido trečias FPV dronas, jis nepataikė apkasą, bet jis pataikė arti apkaso gan. Tai buvo momentas, aš norėjau išlysti, pažiūrėti kas ir sprogimas. Iš karto gavau kontuziją, nieko nesuprasdavau, kas vyksta. Va. Ir aš matau, kad mano skyriaus vadas atsistoja ir tiesiog ėjo į mūsų kitų ten ukrainiečių pozicijas. Aš per raciją reikia, to prasme, gaudykit jį, jis jau eina, ta prasme, nu, suprantamas, turbūt kontuzija stipri, skeveldras, ten į galvą gavo sužeidimą, tai neadekvatus laikinai, tai po to jį ten surado ir davė pirmą medicininę pagalbą. Va. Ir mes laukiam evakuacijos grupės. Pasakė, kad ateis po valandos. Po valandos neatėjo, nes jau ryšių slopintuvas pradėjo. Va. Ir prasidėjo vėl stiprus apšaudymas. Ir aš priėmiau sprendimą, kad reikia truputėlį kažkam atsitraukti, kad nueiti į kitos pozicijos. Aš ir mano ginklo brolis, mes priėmėm sprendimą surinkti visus daiktus, kuriuos mes galim. Aš suradau savo skyriaus vado ginklą. Ir mes tiesiog greitai nubėgom, kiek įmanoma iki kitos pozicijos ir ten buvo jau evakuacijos grupė. Ji negalėjo tiesiog su mumis susisiekti. Tuo momentu, toj pozicijoje, kur mes palikom, dar buvo 2 ukrainiečiai. Jie laikė pozicijas. Mes atsitraukėm, aš pasakiau, ta prasme, kokia ten situacija, nes pasakiau ant kulkosvaidžio, ta prasme, amunicija baigėsi. Ten blindaže pasiliko dar poro dėtuvių, granatų, pasakiau, ta prasme, kokia iš vis situacija. Jie pasakė viskas, ta prasme. Jie atėjo, išartavo tos ukrainiečius ir viskas. O taip mano pirmas kovinės. Iš karto staigiai tiesiai į ugnį. Taip. Apskritai iš visų atvažiuojančių lietuvių, ne tik lietuvių, užsieniečių patirties dažnai tenka taip ir pradėti. Ar čia daugiau taisyklė ir išimtis? Nu, idealiai, jeigu pirma užduotis bus tiesiog apkase pozicijose pasėdėti, tiesiog pajusti, kas yra apšaudimas, kai tave šaudo. Kai kurios pirmas užduotis būna ir šturmą eiti.
Tai man dar gerai pasisekė, kad aš gavau sužeidimą lengvą kontuziją ir praėjau, kaip sakoma, tokį light užduotį, kaip aš sakau. Nors lengvų užduočių nėra, visi užduotis yra sunkus. Dar grįžtant prie tos pačios pradžios apie bazinį, mėnesį truko kažkur tas persiorientavimas, turbūt aš taip įsivaizduoju, visus noriu suvienodinti, kad iš kur ten atvažiavę būtų. Tai koks konkrečiai tas skirtumas? 30% buvo naudinga, kas į tą 70% kitaip yra? Ginkluotė, taktika, nereikia nešioti išduotų batų, apie žygį kuprinį iš vis pamirškite, ten max tai šturmo kuprinė, žygį kuprinė realiai reikalinga tik kai važiuoji į pafrontę viską paimti savo. Ginkluotė. Žinoma, aš pasakiau, žinau NATO ginkluotę, bet vėlgi man pasakė, taip, čia dar tarybinė ginkluotė naudoju. Tai Kalašnikovo, pirmą laiku su Kalašnikovu daug, po to kulkosvaidžiai ten, granatsvaidžiai ten, Tarybų Sąjungos minos, kaip jos atrodo, ta prasme, kaip jūs atskirta, čia yra prieš pėstininko, čia prieš tankinę, ar čia, kaip sakoma, tokia, taip statosi, kur tokį radiusą turi, arba šokantį miną, viską to mes mokėmės. Vėlgi, kursas buvo mėnesį bazinis. Visos dar 5 mėnesius iki pirmos užduoties, pas mus irgi buvo mokymai ir pratybos. Netgi dabar, jeigu pas mus nėra pratybų, nėra kovinių užduočių, pas mus yra pratybos. Mes pastoviai mokomės, mes pastoviai, savo įgūdžius skatinam, kad jie eina aukščiau. Naujas specialybės gaunam. Išduoda naujo kulkosvaidį, kažkokį ten atsiuntė Vokietija. Viskas, mokomės su juo dirbti. Ten granatsvaidis. Mokomės, pastoviai mokomės. Kaip kitiems sekasi visų šitų žinių įgyti? Aš taip įsivaizduoju, kad ten ir be karinio pasiruošimo atklysta. Kurie be karinio pasiruošimo, jiems sunkiau. Jiems žymiai sunkiau. Mano atveju tai man ko buvo lengviau, nes jau pagal NATO standartus buvau jau išmokytas. Nuo tarybos tą mokyklą kariuomenės praeiti, tai iš vis lengva. Tai aš dabar žinau, kaip ir su Tarybų Sąjungos ginkluotė dirbti, ir su NATO ginkluotė. Gerai, tarkim, tie patys, vis tiek suprantu, dauguma gudų, sudaro visą dalinį. Koks skirtumas, jausmas su jais kartu dirbti? Ar gal yra didesnių skirtumų tarkim, kaip gudas paruoštas ukrainietis, tas pats, nežinau, kas ten dar būna. Gudas yra, užsienietis, kuris atvažiavo motyvuotas ir pas jį daugiau motyvacijos. Plius jis galėjo dar gudų kariuomenį tarnauti, kad yra irgi geras pliusas. Jis atėjo, jis motyvuotas, tiesiog jį pamokina, mes su juo judam ir viskas normaliai. Gudai šiaip, geri žmonės, su jais galima realiai tai kariauti. O kas dar yra ten Lenkų, nežinau? Lenkų, ten... Visa maišalinė? Jo. Taip. Bet rytų Europos ar viso pasaulio? Daugiau rytų, bet irgi prancūzų, vokiečių, ispanų labai daug. Ispanų daug? Ispanų kalbantis šalis. Ta prasme, ten Bolivija, Venezuela, ten Brazilus irgi mačiau. Lenkus, Estus, Latvius, Suomius, Švedus, daug. Rusus irgi, kurie kariauja už Ukrainą, daug žinau. Rusus iš Rusijos ar Rusus iš čia? Iš Rusijos. Buvo dronai paminėti. Taip. Ar labai pasikeitė tas dronų karas nuo to, kai buvo 22 ir dabar? Taip. Per mano pirmas kovinės, ten jeigu kažkas, irgi su ukrainiečiais pakalbėjom, kad ten per dieną kažkur FPV dronas, tai ant pirštų galim paskaičiuoti. Dabar per dieną gali 50-30 dronų panaudoti. Nes dabar eina toks kaip dronų karas, nes dronas yra gan pigiai. Su dronu galima sunaikyti tanką, jis nesprogs, bet ten tą patį variklį jam sunaikinti viskas, tankas nevažiuoja. O tankas kainuoja, tai kiek ten, tūkstančius, 100 tūkstančių dolerių, milijonais. O čia, atsiprašau, dronas, kuris kainuoja nuo 5 iki 10 tūkstančių, kad jį surinkti. Ir sviedinys ten 3-5 tūkstančiai. Tai jau galim paskaityti, kiek yra pigiai įnaudoti. O iš kur jie gaunami? Ar, ta prasme, civiliniai dronai? FPV dronai? Jo.
Iš kur jos vežasi? Surinka. Bet, ta prasme, viskas vietoje jūsų gaminamas, ar jau... Taip, tai čia nėra tokia nanotechnologija, čia yra tiesiog varikliukas, yra elektroninis tas, kuris paduoda elektrą į sviedinį, kai jis sprogsta, ir kamera. Ką čia, tai porą laidų, varikliukas, 4 rotoriai kamera. Jo, bet pačios detalės, nes... Iš kur gauna? Ukraina ar Rusija? Ir tie. Ukraina, tai aišku, iš paramos arba iš užsienio, bet jau jie daro savo vietinę gamybą. O Rusija, tai jie irgi jau, ta prasme, daro savo vietinę gamybą, nes, dronai nėra tokia sunki investicija, kur reikia ten 10-15 metų daryti kažkokią technologiją. Čia yra labai lengvi technologijų, kurią galim pagaminti. O kokios priemonės efektyvios gali būti prieš dronus? Gal dabar jau yra? Ryšio slopinimas, antidroninis ginklas. To užtenka pilnai? Taip. Vienas drono operatorius sakė, kad iš viso dronų tiek daug šiais laikais, kad jeigu tau trūksta detalių, tai galėjai susirinkti iš ten besimėtučių atsijungti. Girdėjau irgi, ta prasme, kad dažnai, jeigu kažkoks dronas sugendamas, būna, ta prasme, jau tokį paimą, kur jau tikrai jau neskraidys, bet pas jį yra kažkokių detalių, kurio galima, kaip sakoma, paimti. Gerai, pakalbėkim dar šiek tiek apie tą karo pradžią ir būtent pietų kryptyje. Pakalbėjom apie pirmą kontaktą. Kaip apskritai ten atrodė visa ta vietovė? Kokios jo ypatybės, kaip pasiruošimas tam atrodė? Ar buvo kažkoks nors specialus pasiruošimas būtent važiuoti į pietus? Iš pirmo, jeigu paimti pietų frontą, tai Zaporižės frontą. Iš pirmo, mums kaip pasakojo, jeigu tu važiuoji į sektorių, pažiūrėk žemėlapį Deep State, kokia ten brigada stovi. Tiesiog įvedė internete, kas per brigadą, kur ji buvo, kokia ten tautybė irgi gali daug ką reiškia. O kodėl? Tai rusai arba visokiausiai tam buriatai, ta prasme, jie kito mentaliteto. Jeigu rusas tave gali paimti į nelaisvę, tai buriatas, tai atsiprašau, ten jau pažiūrėsim. Tai atvažiuoji į sektorių, tokia brigada, kur kariavo ten, Bučia ir Penis, ten Hostomeliai buvo ir jau supranti, kad, jau vyrukai čia jau kiti, praėjo Kijevo kompaniją. Ir vėl pažiūri sektorius, ta prasme, žemėlapį, kas ten, kokie keliai ten, kur užminuota, ta prasme, kokia informacija yra. Vėl Zaporižė čia yra toks, ta prasme, tokia vieta, kur pastovi kalniukai tokie, ta prasme, ten nėra lygumos, ten visada aukštuma yra. Ir dažniausiai Zaporižė yra padaryta taip. Mes turim aukštumą ir rusai turi aukštumą, kur žemiau eina jau landšaftas, ten nieko, pilka zona. Jeigu dabar, tarkim, būtų laiko mašina, ar kad nors kitaip pirmai užduočiai pasiruošti? Ne, viskas taip pat. Nes jeigu kažką gal padaryčiau kitaip, tai gal neišeičiau gyvas. Jeigu aš padaryčiau viską taip pat, tai aš išėjau gyvas, reiškia viską padariau gerai. Kokios po to sekė operacijos? Kitos užduotis, taip. Kitos užduotis irgi buvo, tokias šturmai buvo visokiausi. Dar irgi vėl po to buvo apkasų karai, irgi tokie, kai atvažiuojant sektorius ten. Bet ten daugiau autonomijos mums davė, ta prasme, pasakė, yra sektorius, darykit, ką norit. Ta prasme, mes patys ieškodavom savo taikinių ten, blindažą savo darėm, ta prasme, prieš išvažiuodami irgi, ta prasme, pasakėm, tai gal dar vieną kartą nuvažiuosim su RPG, pašaudysiu į rusų pozicijas, aš toks gerai, varom. Kai yra autonomija, realiai įdomu dirbti. Pats ieškai savo darbą, tiesiog sakai, man reikia to, atvežkit man svidinių, ten amunicijos, granatų, aš viską pats padarysiu. Niekam ataskaitų nereikia daryti nieko. O nuo ko priklauso, ar bus šita laisvė ar nebus? Kai pas mus buvo autonomija, ten tiesiog buvo tokia problema, ten metų maždaug fronte nieko nesikeitė. Tai prasme, tiesiog tokia, ten jos apšaudo, jie apšaudo ir viskas. Čia atvaro kažkokie vyrukai, vaikšto per pasatkę, kažkur žvalgosi,
kažką sprogdina ir, rusai nesupranta, kas čia vyksta. Tiesiog padaryti kažkokį veiksmą, kad jie neatsipalaiduotų. O, ta prasme, bet ar čia grinai tik tai nuo to, koks vadas tau pakliuvo priklauso, kad tu turėsi tos autonomijos, ar tai nuo ten situacijos kokios, į kurią tave paskeisi? Ne, čia ne nuo vado priskaičia, nuo mūsų štabo. Nuo jūsų štabo tiesiogiai. Taip. Laisvė visą laiką geresnis dalykas greičiausiai. Taip. Spręsti ir daryti, gerai, o kas labiausiai tada nepatinka, jeigu laisvė geriausias variantas veikimui, kas labiausiai trukdo? Neaiškus kažkokios užduotis arba blogai užplanuotos užduotis, arba kaip būna, ta prasme, atvažiuoja į sektorių ir tik, ta prasme, buvo viena tokia situacija, aš išvažiavau į sektorių, ten buvo takelis, aš važiuoju, aš prieš užduotį pasakiau, ar tas kelias užbinotas, tau pasakys. 15 minučių iki vietos atvažiuoti. Ir man pasako, ten užminuota, taip, aš pasakau, kodėl tik dabar aš sužinau, kad ten, aš nieko nepamenu, ne metalinių pagalių, kad kažką tikrinti, nei markerių, nei visokiausių ten vėliavėlių, kad žinai pažymėti. Irgi tokie niuansai. O apskritai, gerai paminėjai minos, ne? Tai labai dažnas reiškinys tenai. Ir kaip su jomis tvarkytis? Dažniausiai, ta prasme, yra takas, per kurį praeina. Minus visi yra žyminus. Kiek aš mačiau, dažniausiai neišminuoja, nes, tegul stovi, jeigu bus kontrpuolimas rusų, tai gal patys jie ant jos ir sprogs. Dažniausiai pastato prieš tankinius minus, bet irgi ant jo atsistoti irgi nerekomenduočiau, nes būna spragiklis ten nuo 120 kg iki ten 200. Aš neišminuotas, aš negaliu tiksliai pasakyti. Bet būna, pavyzdžiui, kai padaro, stovi prieš tankinę miną ir vietoj sprogiklių pastato prieš pėstininkų miną. Tu atsistojant prieš pėstininkų miną ir sprogsta tą miną ir detonuoja prieš tankinę miną. Ir viskas. Arba irgi padarat, pavyzdžiui, stovi prieš tankinę miną, o po apačią prieš pėstininkų miną. Toks atsistoja prieš tankinės, o jį spaudžiant prieš pėstininkų minus ir prieš pėstininkų minus sprogsta. Ir viskas jau aišku toliau. Kaip keitėsi tada ekipuotė nuo 22 metų iki dabar? Ką duoda tau pačiam, ką tenka naudotis? Pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenė tai naudojam modulinis šarminės liemenės. Tai yra svoris. Iš žvalgybos su šarminė liemenė neeičiau, paimčiau webingą arba plate carrierį. Dabar tai judu su plate carrieriu. Pavyzdžiui, per mūsų šaukimą tai neleisdavo naudoti combat beltą. Nes seržas majoras žino, kaip geriau kariauti. Ir dar naudoju fast modelio šalmus, nes realiai, kai pas tai yra ausinės ir tu gali visada jas nuimti, žymiai patogiau, ta prasme. Realiai tai, ekipuotė, kurią aš naudoju Lietuvos kariuomenė, aš tokio jau nenaudoju. Jį man tiesiog davė, kaip sakoma, tą bazę, kaip ten pritvirtinti, kaip geriau ją naudoti, kaip už ją prižiūrėti, kad ji ne taip greitai nusidrožtų. Bet ekipuotė pilnai pasikeitė, pilnai. Kas naudingiausia, kuo turi karys pasirūpinti? Tai gerai, karys su savim turi turėti 5 turniketus. Tai reiškia, kaip padaryti pas mane. Pas mane prieky, ant kairės ant dešinės pusės po vieną turniketą. Ta prasme. Dar turiu, kaip sakoma, mes kariuomenėje sakėme, tos Sajano šarvai. Ir ten yra dėklas ir jame yra dar 2 turniketai. Ir vienas turniketas yra vaistinėliai. Dėl vaistinėlės. Pavyzdžiui, Lietuvos kariuomeniai mūsų vaistinėlė buvo ant krūtinės. Dabar dažnai Ukrainai naudoja tokias vaistinėlės, kurias gali atklijuoti. Jie ant gumos ir tu gali nors bet kaip ją naudoti. Vieną kartą per kovinius, kai gavau sužeidimą, aš taip ir padariau. Aš ant kairės pusės, ant dešinės pusės vaistinėlę. Ir aš tiesiog su kairė ranka paėmiau, atplėšiau ją, atidariau, paėmiau tabletės, išgeriau. Viskas. O jeigu būtų tiesiog pritvirtinta, tai, kaip man reikėdavo atidaryti, kažkaip ten žiūrėti. Taip, viskas. Atsiplėši,
atidarėjai, pažiūrėjai, paėmė, ko reikia, uždarėjai, atgal prisiklijai, viskas. Kaip ginkluotė? Ar vis dar tas pats, kas buvo 22, ką gavai, ar jau kitką išdavė? Dabar naudoju CZ Brand 2. Čia yra Čekijos FNS karo licenzija. Irgi 556 ant tato. Realiai su juo mokytis man nereikėjo, nes ardai tas pats FNS karas, kuris buvo kariuomeniai, kai mus mokydavo, kaip jį ardyti. Reikėjo tik gudus pamokyti. Ta prasme, Romeo padėk, ta prasme, Ernestai padėk. Nes, nežino, ką, mes mokom vienas kitą. Kitas gal geriau žino mediciną, tai jis moka. Tai su ginkluotė, tai realiai dažniausiai, pas mus tai NATO ginkluotė. Kada pasikeitė, vis tiek pradėjot su kalašais, tai nepradėjot su dar sovietinė? Pradžioj karo visi pradėjo su kalašnikovais, po to jau, kai atvežė ginkluotės, tai iš pirmo svetimšaliams, nes svetimšalis geriau yra aprūpinti, ar po to ten visokiausiams SBU, ten kažkokiams brigadoms irgi, pirmų laikų visi su kalašnikovu. Netgi, kai atvyksta rekrutas, iš pirmo jam neduoda NATO ginkluotę. Iš pirmo duoda kalašnikovą, kad jis išmokytų su kalašnikovu, nes pafrontai ir fronto zonai, tai dažniausiai tu sutiksi kalašnikovą. O jeigu tavo NATO ginkluotė užstriks, tai visada galėsi kalašnikovą paimti, jeigu, šaudyti. Ar jaučiasi, ta prasme, skirtumas? Maloniau vienaip ar kitaip su NATO dirbti? Ar renkasi žmonės? Su NATO maloniau dirbti, bet vėlgi purvas. NATO ginkluotė labai nemėgsta purvo. Kalašnikovas jo problema, kad aš kaip kairė rankis, aš iš kairės pusės pripratau spiną judėti. O pas Kalašnikovą iš dešinės pusės, ta prasme, ten reikia paimti ir va taip užtaisyti arba kažkaip kitaip. Iš ergonomikos pusės Kalašnikovas blogiau, o iš NATO ginkluotė iš ergonomikos geresnė. Bet NATO ginkluotė dažniau stringa nuo purvo, bet jeigu manate, kad Kalašnikovas nestringa, tai Kalašnikovas irgi nieko blogiau stringa. Jis gal ten ant porą dėtuvių daugiau išlaikys. Nes frontas apkastė ten tiek purvo, kad visas juodas grįžti. O patys kariai renkasi, tarp kitko, turi kokią pasirinkimo laisvę, ar ką duoda, tą duoda? Jeigu nori būti kulkosvaidžiu, tai mes duosim tau kulkosvaidį. Ką sandėliai turim, tai ir išduota. Pas kažką skaras, pas kažką aeras, pas kažką, kad būtų tas pats kalibras, viskas. Bet apskritai tai maišalinė turbūt didelė visko. Ne. Ten, ta prasme, kai nuo partijos priklauso. Pavyzdžiui, pradžios karoj ten atvežė FNS karus, po to atvežė AR, partija išdavė, dabar Brenus, išduoda. Gerai, ką paprastam pėstininkui būtų svarbu žinoti, tarkim, apie tai faktorius, kurie daro įtaką mūšio laukui, tarkim, pasirengimas užduočiai, drilas, įsakymai, resursai, žvalgyba. Tu esi pėstininkas, paprastas, taip, karys, jo? Tai realiai visada reikia paklausti savo vadų, kas per užduotis, netgi jeigu jie pamis, kad kažkoks durnelis, tai nėra prasmės, kad tu neisi durnelis. Visada paklausti, kas per užduotis, tai nėra blogai. Antras tai pasiruošimas. Tai ką aš pasakau, tu išvažiuoji į sektorių, pažiūrėk, kas prieš tave, pakalbėk su vietiniam tam brigadom, batalionams, kaip čia, kas pas jūs čia, jie pasakys, gal va ten antrą naktį visada tankas išvažiuoja, apšaudo, ten, o čia tu čia praeini, čia ilgai nestovėk, apšaudo, tai irgi ten paklausk, ten pozicijos yra to, tai su savim to neimk. Kaip su, tarp kitko, sunkiaja technika ir šarvuočiais, ar daug su jie dirbti kartu tenka, turbūt tik transportavimui ir tiek? Ne, būdavo ir užduotis, kai reikėdavo važiuoti su šarvuočiu ir šarvuotis dar mūsų kulkosvaidis šaudavo su 50 kalu, tai... Gerai, artilerija irgi vis dar reikšmingas dalykas. Ar sumažėjo intensyvumas artilerijos paskutiniais metais? Ne. Toks pat, koks buvo, toks ir liko. O ukrainiečiam taip pat? Ukrainiečiai turi problemų su sviediniais, o rusai dabar juk
pradėjau oro žvalgybą naudoti, nes labai tik dronų. Tai man vienas ginklas brolis pasakė, per vieną užduotį mes varom kaip per pirmą pasaulinį karą, mūsų apšaudo labai stipriai, o dar mūsų mato dronai, tai dronai dar koriguoja artileriją. Tai iš vis idealų jiems. Tave apšaudo 6-7 minosvaidžiai ir tu toks, ir dar pasakai per raciją, kas per dronas, tai sako mūsų. O ten kas per droną, tai irgi mūsų. Gerai. Jau galiausiai nebeįmanoma skirti darosi dronų. Realiai per visos užduotis tiesiog tas kaip zyzėjimas. Realiai kiekvienas užduotis, viskas. Rusai naudoja dronas, mes naudojam dronas, o ten iš jų pusės ir iš mūsų vadai tiesiog žiūri kažkokį filmą, bahūrai, viens ant kitą šaudo. Ar pasikeitė taiklumas rusų nuo pradžių iki dabar artilerijos? Nepasakyčiau tas pats, man rodos. O ukrainiečių? Ne? Keičiasi. Negaliu kažką taip stipriai pasakyti, nes sviedinių trūkumas irgi kažką sako, nes, ką tu minosvaidžių pasakysi, jeigu pas jis sviedinių trūkumas, jis negali dabar iššaudyti, 30 minų, jis po to savaitę be minų sėdės. O koks dar trūkumas jaučiasi dabar? Aviacijos. Jo. Aviacijos, nes rusai tai naudoja aviaciją neblogai. Mūsų aviacija labai mažai. Ir jų mūsų aviacijos mažai dar, plus ir mažai naudojama. Ką rusai daugiausiai aviacijos naudoja? Suškės. Fabus. Sraigtų reikšmė dabar mūšio lauke kokia? Sraigtasparniai, aš kaip pažiūrėjau visokie, kaip ukrainiečiai dirba, aš nežinau, kaip rusai dirba. Ukrainiečiai būna tiesiog kažkur ten už porą kilometrų iki pozicijos atskrenda, nosi ant viršaus, išleidžia raketas ir atgal. Tačiau čia ne taip, kad tau už 200 metrų atskris sraigtasparnis ir tave apšaudinės. Niekas taip nedaro. O prieš aviaciją kokios priemonės naudoja? Stingeriai. Efektyviai? Realiai tai su stingeriu, kad ten oro naikintuvą pašauti, tai nežinau, ten jis labai žemai turi skristi ir labai lėtai. O tiesiog pradžioj karo kaip buvo, kaip jeigu pažiūrėti video iš Kyjivo kompanijos, tai rusai tiesiog, skrendam ir jos nušauna. Dabar jau viskas, jie taip neskrenda, jie pakeitė taktiką. Viskas, jie kažkur iš toli ten už 10 km atidirbs, ten balistika raketos tiesiog pataikys kažkur, netgi arti arba į pozicijas ten kaip pasiseks. Karas labai pasikeitė nuo pradžios iki dabar. Kokios svarbiausios tau pačiam pamokos, kuris išmokai per užduotis? Visada judėti, nes judėjimas yra gyvenimas, pastoviai analizuoti ir priimti kažkokius sprendimus. Visada paruošti savo ekipuotę, pasitikrinti savo ginklą. Netgi jeigu jis išvalytas, vis tiek prieš užduotį mes vėl jį pervalom. Patikrinti, nežinau, ten akumuliatorius visus. Aktyvių ausinių irgi patikrinti visą, ar jie dirba, nedirba, nes irgi vieną kartą pas mus ginklo brolis nuvarė kariauti, pas jį tiesiog jis uždėti savo ausinius, sako, nedirba. Aš sakau, tai reikėjo tikrinti. Ten niekas už tave, nieko darbo tavo nepadarys. Niekas tave už rankos netems. Tavo ekipuotė, tavo ginklas, tu už jį atsakai. Jeigu dabar kas nors norėtų, tarkim, atvažiuoti, prisijungti prie kovos, kuo pasirūpinti, kuo pasiruošti reikėtų labiausiai? Ko neduos, ką reikia ir šiaip duoti? Jeigu paimti, pavyzdžiui, kaip pavyzdys Lietuvos kariuomenė tau užduoda bazę ekipuotės. A jeigu nori jau su komfortu, kaip tu nori kariauti, tai reikia visą savo nupirkti. Realiai, arba surasti, nupirkti, apkeisti kažką. O Ukrainai tai su sandėliais kai kurios, pavyzdžiui, dalinise yra tragedija. Nes, irgi supraskite, pradžioj karo arba kažkam išdavė gerą ekipuotę, jis žuvo, ekipuotė suplėšta, ar kur naują gauti. Nėra. Tai pirmą laiką, aš ten suradau sandėlyse tokį gerą ekipuotę, bet ji buvo ne pati idealiausia. Tai viską supirko man Lietuvių legionas, parėmė pinigais ir aš nupirkau savo gerą ekipuotę. O kas, tarp kitko, svarbiausia arba kas daugiausia komforto ekipuotėj suteikia?
Jeigu save komfortiškai jausi, tai iš pirmo reikia gerai svorį, kad jis būtų užbalansuotas. Tai prasme, nereikia ant dešinės pusės visas dėtuvės dėti. Tai reikia, žinai, 50 ant 50, žinai. Jeigu čia granata, tai reiškia ir čia granata. Arba, žinai, atvirkščiai, čia 2 granatas, o čia viena papildoma dėtuvė ir ten turniketas. Nu, iškoti balansą tarp svorio, nes ant kojų ir ant sveikatos tada gan stipriai veiks. Ačiū už laiką, dėkui už šitą žinias, tikiuosi, gal vėl galėsim pasikalbėti ir vėliau. Ačiū. Ir dėkui jums, gerbiami žiūrovai, nepamirškit sekti Locked and Loaded ir mūsų Facebook paskyroje, susitiksime kitą kartą. Iki.